Dar nesuskaičiuota, kiek stiklo šį kartą surinko Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinės mokyklos moksleiviai. Vieni aktyviausių eko mokyklos projekto, skatinančio rinkti antrinės žaliavas dalyvių. Pernai rudenį, kai bendrovė Ekoservis mokė vaikus rūšiuoti plastiką, ši mokykla surinko daugiau nei toną ir užėmė 3. vietą. Stiklo rinkimą ugdymo įstaigose bendrovė Ekoservis organizuoja 2. kartą. Kol kas surinkta gana nedaug, apie 100 tonų. Prieš 1,5 metų buvo organizuojama stiklo akcija, vaikai ėjo per kaimą ir tiesiog prašė iš gyventojų, galbūt yra kokių nereikalingų atliekų ir jie patys dalyvavo nešė. O šiuo metu labai toks laiko tarpas, kad sniegas, šaltis ir tiesiog sutrukdė mums, kad mes ne tik tai namus apšvarintume, bet ir tiesiog visas apylinkės surinktume iš jų. Mes norime atkreipti dėmesį, kad visos, sakysim, tokios priemonės arba atliekos, kurios gali būti perdirbamos, kad vaikai įsisąmonintų, kad tai yra vertybė, kad jas nereikia išmesti, kad jas galima surinkti, kad jas galima protingai sutvarkyti. Žymiai daugiau projekto dalyviai suneša plastiko ir popieriaus. Pernai akcijos metu surinkta apie 500 tonų perdirbimui tinkamos makulatūros. Mokytojai ir mokiniai tvirtina, tęstinis projektas Eko mokykla, kuriame šiuo metu dalyvauja 40 Vilniaus, Varėnos, Trakų, Šilutės, miestų ir rajonų mokyklų bei 6 darželiai, itin naudingas bei reikalingas. Kiek stiklo pats prinešiai? 4 maišus. 4 maišus? Iš kur tie gavai? Rinkau. O kur, kaip? Miške kartais randu, surenku. Čia kartais randu, tai surenku, sudedu į maišą, atnešu. Kodėl yra svarbu stiklą rūšiuoti? Nes stiklas tai iš tikrųjų kažkokia tokia medžiaga, kuri labai negreitai išnyksta. Ir išnyksta, kiek mokytoja ten sakė, po 900 metų jinai gali išnykti. Todėl jeigu jinai vis daugės, tai nežinau, ar žemė išsivalys apskritai nuo tokių teršalų. Pritraukiame jaunąją kartą, edukuojame jauną kartą būti socialiai atsakingais. Ir tokiu būdu jaučiame tikrai kažką tai nuveikę prasmingesnio, gražesnio, nei vien kalbėdami, jog esame atsakingi kažkokiu būdu. Iš kilogramo stiklo duženų galima pagaminti tiek pat naujų stiklo gaminių. Perdirbant toną stiklo atliekų, į aplinką patenka virš 300 kg mažiau anglies dioksido nei tokio pat kiekio gamybos metu. Svarbiausia, kad eko mokyklose rengiamos antrinių žaliavų rinkimo akcijos ugdo ne tik vaikus, bet ir visą bendruomenę. Mes parodome gyventojams, kad rūšiuojant, kad atskiriant, sakysim, kažkokius atliekas nuo antrinių žaliavų, kurios gali būti perdirbamos, taip galima sukuriama gali būti pridėtinė vertė. Tokiu būdu gali būti mažinamas šeimos biudžetas, mokant už kažkokias paslaugas, už kažkokius, reiškia, patarnavimus. Nors mažų indėlių prisidedame prie žalesnio pasaulio kūrimo.